Taigi, drąsiai, greičiau, prieki. Taigi dabar noriu pristatyti gerbiamą Dalią Valentaitę. Daiva, atsiprašau, šitą mūsų vakarinio skyriaus mokyklos baigiamoji. Dabar ypač malonu, kad mes turim suaugusių jau brandžių žmonių, kurie turi savo profesijas ir jie ne tik ateina pabandyti patapyti, grafikos darbelį sukurti, kažką tai va keramikos ar dar istorijos pamokėlės, bet ir diplomą nori turėti, kad jinai čia buvo, kad čia mes dirbom, yra rimtas baigiamasis visus metus darbas, tai yra tikrai pagirtinas, daugiau nesikartosiu. Tai va, papasakok. Nu ką aš galiu papasakoti? Visą tai, ką norėjau pateikti, kabo ant sienos. Dėl ko pasirinkau šitą temą? Altistės temą. Pati esu altistė, dirbu nacionaliniam simfoniniam orkestre. Ir visą tą laiką, kiek aš mokykloje mokiausi, aš mąsčiau, ką aš norėčiau pateikti per diplomą. Tai kažką tokio, kas susieta su muzika, kas susieta su mano profesija, nes visgi jau amžius brandus ir tiek metų dirbi tu tą darbą. Jisai tau labai svarbus, mielas ir tiesiog, kaip mes su mokytoju šnekėjom, ir mokytoju aš jums labai dėkinga, kad jūs metus laiko mes jūsų pralaukėm, sekančius metus jūs mus visgi priėmėt. Nes sakėm, jau jeigu nepriimsit ir šituos metus, mes dar metus lauksim jūsų. Tai taip, kad aš pasirinkau jūs dėl to, kad tiek ir jūsų darbai, tiek ir kiek mes bendravom su jumis, jūsų tas požiūris į gyvenimą. Ir pati pradžia diplominio darbo ir idėjos, jūs sakėte, kas jums brangu. Jūs turite tai nupiešti, tai, kas jums brangu, tai, ką jūs jaučiat, tai, kas yra nuoširdu. Ir aš pasirinkau tokį motyvą autoportretas. Tai autoportretas tai yra kaip moters, altistės, kaip žinia, altistės moteris yra gražios, aukštos, seksualios, tai ir kojos, ir instrumentas, ir tas instrumentas kaip ir peraugantis į figūrą, ir spalvinė ta gama ryški, irgi emocionalų žmonės. Tai taip, kad man tikrai nebuvo dėl šito paveikslo, nebuvo jokių abejonių, ar aš jį noriu piešti ar nenoriu. Įtaka taip, be galo myliu, be galo patinka Stačkausko tapyba. Ir tikrai kiek tik tai jo darbų, kiek parodų, nes man pačiai teko laimė pasimokytis Jūratės Stauskaitės mokykloje, mokytojų namuose ir teko su juo bendrauti. Tai manau, tų bendrumų, kažkokių bruožų, gal tos tokios, nežinau. Manau, kad yra. Vis tiek pasąmonė yra toks dalykas, kad nori, nenori, tai fiksuoja. Antras darbas yra būsena. Būsena tai tokia kaip yra abstrakcija. Būsena žmogaus, kuriam būna gyvenime etapų, kai yra užlaužtos rankos, kai dega žemė po kojom, kai tu klumpi, kaip tu eini, kai tu keliesi. Ir gyvenime buvo milžiniškų netekčių. Ir man tiesiog, tame paveiksle, tose spalvose, aš norėjau taip sudėti, užmiršti, gyventi toliau. Taip, kad toks
toks pristatymas, tokia buvo Tai idėja, man šitų labai gražus, motyvuotas, aiškus ir išsamus, sakyčiau, ir tas aišku, iš kur ateina žmogui idėjos, nereikia sukti nieko. Nereikia laužti iš piršto, kai sakoma, vat yra tie profesiniai dalykai, rankos judesys, nuotaikos, kojos, vat kaip valtas jau kažkokios šitokios. Ir čia įtampa, vat sakyčiau, net jie skirtingi, vienas minkštesnis, matot, tos dėmės judesys tokios gal lankstesnis ir kaip judesy kažkoks muzikiniai ritmai čia. Kaip apie gyvenimą, kampuotas ir daug visokių iliuzijų gal, bet aš siūlyčiau pamiršti visokius menininkus, kitus čia kažkoks klausimas, kaip prasidėjo ir visi galvojo šitas, nori prie kažko pririšti, prie kažkokio dailininko, menininko ištraukti, tačiau aš sakyčiau, čia yra visiškai jūsų, kas ten sėdi pakaušį, tai tų įtakų mes turim, bet gerai, kad pasakėt, jūs turite turėti kažkokių gerbiamų tų dailininkų, mylimų, nesakyčiau. Bet čia yra tas tikrai jūsų ranka ir visi kiti yra kitokie. Bet kas yra svarbiausia, yra visuma, yra padaryti, kaip aš jau subudavoti darbai. Jūs gausite diplomą, jūs galite išėti aukštai iškeltą galą. Klausimų. Baigiamą žodį paliko. Tai dar kokias mums turės. Labai dėkinga Vygantui Paukštei už bendravimą, už jo sugaištą laiką, nes būdavo darbais taip, kad mes jį kalbindavom net koridoriui, kai jau eidavo namo. Jisai sako, žinok, aš su jumis tiek pribendrauju, kad man kartais grįžus namo matydavosi liežuvį dėti bliūdelį šalto vandens. Nes tiek matyta tas kontaktas ir ryšys, kad iš tikrųjų be galo buvo smagu. Tikrai tokie puikūs prisiminimai tų laikų, tų dienų. Labai norėčiau padėkoti mokyklai, kad ta mokykla tokia yra, kad ta mokykla iš tikrųjų atlieka milžinišką darbą, surenka gabius žmonės, sugeba su jais dirbti, susikalbėti. Tai yra jauni, entuziastingi žmonės, kuriuos suvaldyti ne taip paprasta. Dėkinga mokytojai Paukštei, mokytojai Giliūnienei, mokytojai Dubauskui, mokytojai Vaidekūnui. Taip, kad ačiū jums labai ir lenkiu galvą. Ačiū. Dabar truputėlį pasižiūrėkim. Noriu pristatyti Eglę Selevičiūtę, labai gerai tikrai man pažįstama dailininkė. Dabar pasakysiu šitaip, tikrai, nes jinai tikrai yra labai garbi, labai sugebanti, mokanti ir RTK ir taip toliau. Nes mes dirbom ir statėm nuo senų vaikų, prieš kelius metus per klases, mums tai pasisekdavo, kad tai va, ir tikrai daug nekalbėsiu, jūs matot, pristatykit jūs tada geriau. Vis tiek žino daugiau apie savo projektus negu aš. Tai aš rinkausi savo darbą temą Nida. Man būnakis teko vasaros stovykloje Nidoje. Ir kai jau reikėjo galvoti apie diplominę temą, aš iš karto nusprendžiau, kad darysiu Nidos interpretaciją. Nes daugiausia susisiejo tas buvimas Nidoje, tas laikas su mokykla. Ir aš čia labai seniai mokausi. Ir su mokyklos ypatinga atmosfera, sapno,
Tai va, rezultatas iš tiesų niekas neabejoja, kad čia Nida ir net mano asociacijos su Glodės net namais, su Vokietijos koloritu, kažkokiu ekspresionizmu, su tų laikų ten tikrai ta atmosfera, kur gali padaryti žmonėms įtaką. Ir jie va imasi tų siužetų, vienas per peizažą, kitas per figūras. Ir kas yra tapyba, koloristika, tai yra va, svarbiausi dalykai, spalviniai dalykai, jie egzistuoja, potėpiai. Ir tokie, aš tiesiog, jeigu gali pristatyti darbelį į parodą, tai jau yra vykęs. Ir jie yra tokie, jie nepadarytų gėdos, kokiam būna Vilniaus tapytojų, kokia galerija paroda. O Nidos plenerų iš viso, tai čia užsieniečiai privažiuoja visokie iš visų kraštų ir aš nenoriu jų kažkaip taip ten jam kažką žodį, bet kad visi tarptų ir puikiausiai sudalyvautų. Ar puikiausiai, tai tas jau brandumas yra, man atrodo, ko mokyklai mums reikia, kad mes pastatom ant kojų. Ir tiesiog noriu palinkėti nepamiršti, kad dažnai neuždžiūtų, tiesiog neuždžiūtų ir toliau tas savo keliu kažkokiu. Ir tikrai yra simpatiški, malonus. Ir va, dabar gal kažkas nori. Aš tiesiog prie progos, kadangi čia suaugusių skyrius baigia, tai vis priminti, nes mes visą laiką kviečiam, mes taip norim, kad parodas, jeigu kada kils mintis parodas daryti, tai mielai mūsų mokykloje kviečiam arba siūlydavom, kad padaryti vos ne kaip klubą, kad tokie vaikai galėtų ateiti patapyti, studiją įskirti, panašiai, tai tiesiog pagalvoti, kur sakant. Na ir aš noriu padėkoti labai visiems mokytojams, vadovybei. Labai džiaugiuosi, čia mokiausi ir kad mokiausi labai laiką. Man laiką didžiausia pagarba yra mano mokytojai. Tam pagarbėjimu. Tikrai gražiai pabendravom ir dirbom. Tikrai būna užsimezga, neretai būna, ne visada būna, kad tu gali rasti tą tokios bendros mintys, bendros idėjos ir bendravimo stilius, ko juokauji, ką juokiasi žmonės, tai smagu. Bet nuoširdžiai, malonumas. Ačiū Jums. Tai va. Dabar norėčiau, mano paskutinis diplomatas, akvarelės, tikrai netašo, Einam prie akvarelės, labai gražios akvarelės. O paskiau ką tu lauksi? Ne, Jau viskas? No, No, gražu. gražu. Renginuks. No, renginuks. mano diplomatė, Elena Laumišonytė. Noriu pristatyti labai su dideliu džiaugsmu. Gerai kalbant, nesitikėjau pradžioj. Ir kad bus, kad toks rezultatas, tokie duomenys, tokia akvarelistika. Mes kaip pradžioj bandėm su aliejum, ar ne kažkokių minčių buvo ir atsisakėm, kad tie pasiūlė akvarelę daryti. Labai išsigandau, akvarelė labai sudėtinga.